4 medžioklinių peilių variantai, pradėkim nuo pačio pigiausio už 29 eurus. Kai mane pradėjo vestis į medžioklės, mane išmokino, kad medžioklinis peilis turi būti pirma, oranžinis, antra, nebrangus. Oranžinis dėl to, kad oranžinį peilį bus lengviausia rasti, jeigu jį pamesit. Oranžinė spalva yra absoliučiai nedažna Lietuvoje ant žemės, o nebrangus dėl to, kad jeigu vis tiek jo nerasit, tai nebus taip gaila, nes jisai nėra brangus. Bet gal jūs norit brangesnio, subtilesnio peilio, kai kurie žmonės renkas tokius medžioklinius peilius, kurių rankena yra padaryta iš rago arba kaulo. Teisybės dėliai nėra mano skonio peilis, bet kai kuriems žmonėms tai patinka ir toks peilis kainuoja 110 eurų, peilis iš Parforce su odiniu dėklu. Šitas yra žymiai labiau mano stiliaus peilis, irgi iš Parforce, irgi su odiniu dėklu, bet čia jau rankeną turit medinę ir turit juodą dangą ant geležtės. Ta juoda danga tikrai atrodo gražiai ir man patinka jo rankena, nes jinai turi tą tokį gilų griovelį, kuris įstato pirštai, tai kai paima tvirtai tą peilį, jisai labai toks stabilus rankoje ir tikrai jaučias, kad niekur neišslys. Jis šiek tiek brangesnis, 139 eurai. Arba galit nueiti pačiu universaliausiu keliu ir pasimti komplektą, kuris kainuoja tik 59 eurus. Turit standartinį peilį, turit lupimo peilį, turit pjūklą lupimo situacijom ir turit dėklą, kur viską patogiai susidėsit ir tik 59 eurai. Visų tų peilių nuorodą įdėsiu į komentarą ir getbex.com.